Labas rytas. Aš šiandieną šį rytą tiesiog noriu labai pasidžiaugti, nes vakar dar šiek tiek prastai jaučiausi ir būdavo tokios karščio bangos ir atrodo temperatūra pradeda kilti, vėl ta gerklė pradeda skaudėti. Tokie keisti dalykai. Ir tik tai einam filmuoti, jau tipo ruošiamės eiti filmuoti paskaitę Lovit akademijoje apie jausmus ir man iš karto pradeda tie pojūčiai stiprėti, sakau, ne, aš blogai jaučiuosi, negalim filmuoti. Nu ir pagaliau jau vakar paprašiau Rėjaus pagalbos, kad padėtų man pažiūrėti, kas čia yra iš tikrųjų. Apie ką iš tikrųjų čia tipo tas bakterinė infekcija ar gerklės uždegimas ar whatever. Ir eina savo. Ta prasme, per pusvalandį laiko su įsitikinimu keitimo praktika mes taip padirbėjom kartu. Jis tiesiog man skaitė klausimus. Tai reiškia, šitą praktiką jūs visi gausite ir jūs lygiai taip pat vienas kitam galite skaityti. Nu, žodžiu, tai man jis tiesiog skaitė klausimus iš tos praktikos ir aš tiesiog atsakinėjau. Ir momentaliai viskas pasikeitė, momentaliai viskas išsilaisvino ir nebeliko tų kūnų pojūčių. O prieš tai visiškai, aš ta prasme gulėjau lovoj, tikrai labai prastai jaučiausi. Ir tiesiog viskas dingo, pasirodo buvo veiksmams prieš turintis įsitikinimas, kuris labai stipriai aktyvavosi paskutiniu metu ir su tuo įsitikinimu tiesiog neįmanoma buvo toliau dirbti ir jis įsireiškė per būtent tokį stabdymą, netgi stabdymą projekto nesifilmuojant per tuos jausmus, nes ta prasme ne jausmus, pojūčius kūne, nes tiesiog negalėjau fiziškai normaliai kalbėti. Tai žodžiu, pradžiai reikėjo priimti emocijas, priimti jausmus, ten buvo daug užspaustų dalykų. Kai praėjom tą jausmų priėmimą, tada įsitikinimą pakeitėm. Virva. Tai žodžiu, aš tikrai labai džiaugiuosi už jūs visus, nes jūs šią praktiką gausit. Na, tie, kurie nusprendžia ją įsigyti.